dieną tokį neįprastą renginį. Bus upėtakių gaudymo varžybas. Oras, kaip matot, ne kažkoks. Bet gal viskas bus normaliai, turėtų išlysti saulutė. Bandysim sudalyvauti, jeigu pavyks mums ten. Nežinau, kaip ten kas. Veiksmas vyksta Suomijoje. Nesu dalyvavęs tokiam renginyje. Nu ir žiūrėkim, visiems ne žvyno, ne uodegos, geros peržiūros. Atvažiavom. Nežinau, ar aš čia gerai atvažiavau. Ten jau čia reikės kažkur važiuoti. Va, ten palapinės kažkokias to. Ne visai čia atvažiavom. Tas tvenkiniuks kažkoks. Va, einam pažiūrėti kažkur čia. Kolega su manim. Ant suomiškai kalba. Pavertėjaus biški mum. Na, žiūrėsim. O, kokie motociklus to. Tai išbėga. Tai turbūt irgi upėtakiai laukinių, margųjų. Karoči, niek nesuprantam, čia nebus gal jokių varžybų. Reikia čia licenciją nusipirkti 10 eurų atskirą kainuoja. Nieks nežintų, nieks nesusirinkčiau, nieks nežinau. Internete buvo rašyta, atvažiavom, bet kol kas niek mes čia nematom. Žmonės renkas. Nežinau, čia ne šiaip pažvėjoti renkas, ar bus koks varžybas. Niek nesuprantame, tas vertėjas man nelabai irgi kažką sugeba išversti. Tai matysim, kas čia bus. Atsinešiu spiningą, krytę. Nu, moteriškai užkyba kažkas. O, yra. Otatko haavinkaa? Oo. Iso. Otatko haavi? Otatko haavi? Padėsim. Pääsikö? Ei. Kaks. Stiprus žaltis. Va. Gražuolis. Olihan tää vähän vääryyttä, mutta... Tää on vähän vääryyttä, mutta... Joo, mutta ei ois saanut väkälästä. Ja. Vis dėlto bus turbūt varžybos, kiek suprantu. Nes nuo 11 iki 3 gali žvejoti. Paskui nežinau, kas čia bus. Tai žiūrėsim. Pačiam net įdomiai. Žvėjai jau prisirinka pilną. Jau kažkas nesulaukė, ištraukė upėtakį tą moterišką. Tai va. Nusipirkom licencijas, užrašė pavardės. Ir suprantu po varžybų, kad tikrai žvėjuosiam, paskui kažką pagausi, turbūt neši ten sverti.
Net neįsivaizduoju, čia taip vis vyksta. Prisirinka jaunimėlį pilna. Kažkas vyks. Čia tipo negali žvejoti va. Nuo ženklo į tą pusę, bet visi sustoja. Atėjom mes į kitą pusę. Sakė, gali visur žvejoti, nesvarbu, tas lentelės šiandien. Varžybas ir varžybas. Sakė, tipo, kas pirmą žuvį ištrauks, tas meškerę gaus. Toks prizas bus. Karočiui išvarė mus iš ten, sakė, negali. Iš pradžio atėjo negali, paskui atėjo gali, dabar vėl atėjo nebegali. Karočiui išvarė, atėjom vėl atgal čia. tą pusę tiltą. Karoči, ne taip supratom. Buvom čia blizgiai metę į vandenį, atėjo pradėjo knist protą, kad negali blizgiai į vandenį mesti. Mes galvom, kad negali čia žvejoti, tai grįžom atgal. Nu va, pasirašiau vietikė, biškitas šakas užsikėliau į viršų. Bijau laužyti, kad man čia nenuskausinam. Tai man atrodo bus normaliai čia dabar. Karoči, atėjo vis tiek mūsų išvarė iš ten. Patikrinu dar paprastą žvejo bilietą. Jeigu neturi, negali iš jų žvejoti, licenciją nusipirkęs, bet be bilietų negali irgi žvejoti. Tai atėjau atgal čia visai. Įsigersim arbatėlius prieš startą. Eu tomo os palcos para esse tipo. Nu, įdomiai, kaip čia seksis. Pats pirmą kartą dalyke dalyvauju. Žmonės eina ten į kitur toliau žvejoti, nebūtinai čia. Gal mes eisim iš pavaikščiosim paskui. Rašykit komentus, kas dalyvauja tokias varžybas, man atrodo, kad nelabai žmonės. Žmonių prisirinka, tai ohoho. Iki 3 žvejuosiam, nuo pusė 12 iki 3. 3,5 valandos. Žuvį gali imti, kiek pagausi, kiek gali pasimti. Numatysim, kas čia mums seksis. Na va, tiek žmonių prisirinka. Ir pusėj. Pusė irgi pilna. Ten jau pakrantėj. Greitai startuosim už 10 minučių. Ką hebrai, startuosim poras minučių. Davai 1 minutėlį liko, galim pasiruošti. Tästä täytyy varoa, ettei saa itse oikein. Äsken söit ihan hirveästi. Ei mennä pomppulina. Ei. Helmistä lähtää kotiin. Lähdetään pelaa kotiin suoraan. Mutta nyt jaksaa odottaa vielä hetki. Syötte karkit rauhassa ja simsiä. Älä kivesi. Nyt on
Я тебе говорил, что новичкам нельзя. Tytöt tulkaa tälle päin. Mä oon kollegio lupa. Tänne päin. Sekin on välillä luulisetkin, että oli ainoa, kun katsotaan sormen vaan. Keskittyy jo niitä kaikki merkkineet. Jokirannasta kotoisin eikä kala. Niin on Anne hoitanut. Ei kanna jotain soita vaan tai ei edes alas. Tuolle vaan seisosia. Joo. Ei sadakaan enää. Joo, silloin kun oli laskettu pinta tai vedestä, niin aika paljon oli uistimia. Löytyykö ne Jaatisvaarassa ilmalasit ja pulloja? Eihän tota liikaa uistimia ja kuulumia. Jos on kyllä uusi ottaa, niin se on kerranat piikit. Se on omaa uimaa. Ei me nyt mennä uimaan, nyt ei ole ketään vielä. Yleensä lähtee kun vastataan. Mennään sitten uimaan, kun Minä on kalastushoistossa voi. Tariffi jos kysellyt, kun ei tee näy missään. Siellä on se katsotaan, silloin kala siellä sateenkaarilla. Mulla on se koittu siinä. No, han kollega Strauti. Ja. Pirmą kartą žmogus iš vis atvažiavo į tokį žvejybą. Grįžtu. Mikä nyt on joku kuukausi, kun mennään napauttaa nolla. Kyllä mä ensimmäistä siis saa kiinni. Irtoa suistu. kokeillaan seuraa. No.
Sitten voi antaa. Ota sieltä repusta. Auki irgi. Jaunuolis kažkoks. O, kokį kilograminį. Dar partraukant tai kažkas. O, ant plūdinės šį žmogelis. Ant krevetės mačiau žvejoja. Naja. Ten trauk, lauk. Žmogus ant plūdės vėl trauk. Ištraukė. Sakė, pirmų 10, kas pagaus, tie gaus prizus kažkokius turbūt. Pari heittoa, niin mennään Tonkkulinnaan välistään. Na, turbūt apgaudė viską dabar jau ramiai. Mačiau kokius gal 7-8 jau ištraukti žmonės. Gal ten kažkiek nemačiau da, o partrauk vėl ant. Na, įdomios šiaip varžybas. Viens per kitą met čia punčiojas. Nu, vėl trauk. Čia tas pats stipri žuvis labai. Nelabai nori prie krantą eiti. Da, atvažiuojant, sakau, kolegai, pirmą kartą, sakau, ant išvis labai mažai žvejoja. Dabar tik pradedam. Sakau, naujokam sekas iš pirmo metimo, paukštį parsitraukė. Keičiau masalus visokius, nieks nemačiai. Man atrodo, kur po nuosienam nepratrauksi, tai čia niekai nebus.
O, kažkam vėl užkyba. O. Da, kažkas partraukiantai. Partraukiai ten žmogus. Nuėjo. Nu. Eisim jau čia biškiu ten, kur tie medžiai pasvaidysim. Nimestä voisi päätellä, että hän on naisten sarjan voittaja. Kelakosken yrittäjät ja Hänet on aikuva tablaani tällä hetkellä. Sitten oli jo tosiaan. Sitten oli täällä kuitenkin alkanut. Sanoit, kyllä hän näki sen saman, että oli täys nimi Kaina. Nu, aparent kolega net nežinojo, ką šiai apdovanojimą pasiimti. Va, tokį spiningą davė. Raulėtė Zilkova, Patriot. Nu, tai va, 11 vietų gavo. Eisim mes ten biškį toliau, pabandysim pažvejoti. Jo, čia tokį voblerį iškabino vandenį, plūduriavo ten žulis. Eisim atgal. Žiūrovų pilna su šuniukais. Lydekiukai ištraukė mažą. Haukė. Matai lydekų, da čia į. Man kolega jau su nauju spinningu žvejoja. Raudona Zilkova, saik labai neblogs toks. Bet jau viskas, nieks nieko nebetraukė, apgaudė turbūt. Gal galėjai iš valtelį žvejoti, galėjau su valtelį pasileisti. Ten, tai mačiau traukiant, tai kažką iš tolumai. Ant kampą žmogus. Sėdėjau, perkasti, reikia perkasti jau čia.
Lašinukų įsidėjau, tokį sūdytų, o skaniai. O, kvipa. Nu taip fainiai vis tiek. Skanaus visiems. Kolega valysi žuvį. Laukia šilta. Negali ilgai laukyti. Toks gražuoju. Kilogram? Na, apie kilogramą. Žmogus su ikrais. Ikrus išsikratė. Bet kažkokie tie ikrai labai šviesus. Žmogus ištraukė vėl. Gražu. Nu ką, chebryt, vynioja meškeres. Все, baigiam žvejybą. Šiandien išvažiuoju namo. Reikia ant kelto suspėti ant 4:30 dar. Visiems nežvynai, ne uodegos iki sekančių susitikimų.